Štai įvyko 21-asis Vaikų vokalinės muzikos festivalis Laumės juosta 2015. Štai kiek jų pažvelgite. Aš nežinau, kurie iš čia stovinčių scenoje nenori ateiti tapti žvaigždėmis. Aš nežinau nei vieno čia sėdinčio tėvelio, mamos, senelių, matau, yra daug, kurie nenorėtų, kad štai šie vaikai taptų Lietuvos popmuzikos arba muzikos ateitimi. Taigi dar kartelį paplokime jiems visiems, kurie šį vakarą buvo čia scenoje, palinkėkime kuo geriausias kloties. Ir sūnau man. Kaip festivalis su tiek vaikų ir be mamos. Taip, pakvieskime mamą. Laima Laukauskaitė, kviečiame į šią sceną. Ponas ir ponai, Laumės juosta, Laumė. Namų mama. Laima, prašom į vidurį. Darbą pačiam centre. Labas vakaras visiems. Ačiū vaikučiai. Ačiū jums labai visiems. Ačiū tėveliams, ačiū žiūrovams, ačiū vaikams. Dėkoju, labai nuoširdžiai dėkoju festivalio globėjui, ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui. Dėkoju visiems rėmėjams, kurių dėka įvyko šis festivalis. Dėkoju žinoma ir vedėjam, gerbiamam Arūnui. Ten dar Jampolskis yra. Ir Mariukui Jampolskį, mano sūnelį numylėtam. Ačiū Jums labai, Laima, už gerus žodžius. Ir manau, pats metas paskelbti, kasgi šiais metais laimėjo pagrindinį festivalio prizą, tai Laumės juostos statulėlę. Na, žinoma, tai kolektyvas, kuris tikrai labai gerai matomas, kurį labai dažnai susitinku įvairiuose televiziniuose projektuose, kuris leidžia apie save girdėti visus ištisus metus. Tai vaikų popchoras Medutės. Štai kiek medučio. Palaukite, kad čia pašokinėkit dabar. Štai antrasis nesuvaidintas džiaugsmas. Arūnas Valinskas verkė. Dėmesio. Išprotėjimas. Tylos. Medutė apdovanoja ir taip pat ne tik Medutį, bet ir festivalio organizatorius Olele apdovanoja ispaniškų rūbelių naujagimiams, vadovė susimastykite, paaugliams ir vaikučiams, na, tokie geri dėdės ir tetos. Taigi galės įsigyti savo rūbelių, duodu viską vadovei ir įteikti